Pavaniai visi tikėjosi, kodėl taip susiklostė rungtynės? Visų pirma, jie tikrai įdomi komanda, jie žaidžia labai skirtingai nei daugelis komandų, bet padarėme daug klaidų. Galbūt davėme žaisti į jų stiprias pusės, tai buvo tritaškiai, jie pataikė daug tritaškių ir metė 50%, tai turėjo pasitikėjimą savimi ir paprasčiausiai žinom, ką turim daryti geriau. Gerai, kad turim rytoj kitas varžybas ir kitą repeticiją ir žinom, ką reikia gerinti ir gerinsim. Ten buvo tokia nesportinė prašangėlė, po to su teisėjais kalbėjo, turbūt netyčia taip išėjo prasižengti? Ne, paprasčiausiai išbandžiau išmuštą kamuolį, NBA-čiai yra labai normali bauda. Tai nežinau, jie sakė, kad aš į kūną žaidžiau, bet man pasirodė, kad aš į kamuolį. Bet ir taip. Apskritai šiandien pasirodė, kad kietokai žaidė dvi nesportinės, iš jų pusės porą nesportinių. Kietai labai žaidėm, jie labai kietai žaidė, kas yra gerai ir kas mūsų laukia tenai. Jie žaidė labai agresyviai ir stumdami mūsų iš užtvarų ir tai, ką mes norėjome padaryti, mums sunkiai sekėsi padaryti, kas turėjo būti labai paprastas krepšinis ir kažkaip mes biškį užklimpom. Vienai pats įsibėgėjat, ar jaučiat, sportinė forma gerėja? Sportinė forma gerėja, pramečiau šiandien labai tokių dėkingų metimų, kad tikrai turiu įmesti. Ir paprasčiausiai įsižaidžiam, viens kitą daugiau suprantam ir sakau, reikia pataisyti tos niuansus. Mes bandom žaisti gal per sunku tą krepšinį, nes yra labai paprastas ir kaip jie ginasi dabar, jie mane su vienu žmogum dengia ir nepaleidžia, tai yra labai daug galimybių visiems ir mes paprasčiausiai to neišnaudojam, kamuolys nepasiekė to laisvo žmogaus. Būtent kai dvigubina varžovai, kodėl neišeina nusimesti, sakykime, tiek jum, tiek Jonui šiandien strigo, kai varžovai dvigubina? Paprasčiausiai nebuvo gal to gero įsidėstymo, kai kada jie ateidavo gana greitai, bet tas dvigubinimas nebuvo mūsų problema. Mūsų kita problema buvo, kad mes žaidėm daug pick and rollo ir neišnaudojom labai daug galimybių, kurias tikrai turime išnaudoti, nes tada visas žaidimas pasikeis. Nes jie taip gynėsi, kas turėjo arba didelis, arba kad žmogus būtų visiškai laisvas, bet mūsų pasai į kojas arba gaudyti reikėjo šokti, metikui labai sunku tokius išmesti. Šiandien Linai žaidė 30 minučių, pakankamai ilgas atkarpas, pačiam patogiau nei rungtynės, sakykime, ten per 15-20 minučių per mačą. Man jokas skirtumas. Nežinau, kaip treneris nuspręs. Gal šiandien rytoj mažiau reikės, neaišku, kas kaip žaidžia, tai žinot, čia yra rinktinė, yra visi lygų žaidėjai ir kaip bus toliau, tai manau, kuris gerai žais tą dieną, kuriam labiau seksis, tai prašau. Nemažai šiandien iniciatyvos ėmėtės, vis dažniau bandote krepšį, mes čia trenerių nurodymas, ar pats jaučiat, kad galit kažko duoti labiau individualiais veiksmais? Nepasakyčiau, kad tie veiksmai individualūs buvo. Antiek buvo geras progos sukurtos, kur žaidėm jas susikurti būtent tam ir, kaip sakiau, buvo iš labai dėkingų progų porą pramečiau, kad ten, sakykime, bandau kurtis progas, tai nėra paprasčiausiai jos ateina į žaidimą ir tiek, kažkam reiks mesti. Linai, šiaip nesinori laiko dar išeiginio Mazolio, bet tiesiog komandos treneris buvo minėjęs... Jo, bet komandos treneris buvo minėjęs, kad jisai norėtų, kad tik tai jisai kalbėtų su rungtynių arbitrais šiandieną. Jūs irgi neišvengėte tų pokalbių su teisėjais. Kodėl nepavyko išvengti to bendravimo su jais? Ne, tai man labai geri draugai, mes nepažįstam. Pasikalbėjom, tai ilga istorija. Daug kas tikisi, kad bus rinktinės lyderis apie rinktinės, kur neblogai pasirodo, bet pačiam tai pasitikėjimo man niekad netrūko. Prašiausiai ateina į formą, sakau, yra labai lygi rinktinė ir manau, mūsų tai ir bus jėga, kad turėsim galės daug kitų žaidėjų ir sužaisti tam tikrą dieną, mums reikia įgyti pasitikėjimą kaip komanda, daugiau pasitikėti savo veiksmais, daugiau pasitikėti
vienas kitų ir viskas bus gerai. Dėkui. Ačiū.